Sveiki, bičiuliai. Labas vakaras. Na ką, žodžiu, žiūriu aukcioną į pabaigą. Aš šiandien truputį darbukų pasidirbau, viską. Ir šiaip šį vakarą esu realiai laimingas. Žinau kodėl. Todėl, kad susirašiau rytoj žvejybą. Važiuosim į tvenkinius gaudyti iš valties lydekų ir ešerių. Nežinau, kaip seksis, bet man bus smagu išvažiuoti atitrūkti. Tai, kaip sakant, šiemet pirmą kartą iš valties. Kažkadaise buvau žvejys. Žvejodavau net po 3-4 kartus į savaitę. Bet dabar, aišku, varžybos visokias dalyvaudavau. Bet dabar peiliai užvaldė mano gyvenimą. Tai žodžiu, viskas, kas susijęs su peiliais. Bet ta žvejyba vis tiek čia dar sukasi. Važiuoju pro upę, ežerą, akis lysta. Žodžiu, ir galvoju, kaip... Na ir pagalvoju ir praeina. Ir vėl grįžti prie peiliukų, nusiraminti. Tai žodžiu, aišku, su jumis smagu. Žiauriai tokia sukūrė kaip ir bendruomenę, jau sakyčiau, kaip, na aišku, čia gal aš taip galvoju, bet tai vis tiek, kai pasižiūriu, pas jūsų peiliukai, viskas atsiunčiat nuotraukas, kosmosas. Naudojat, kas jau pabandot, tas pagrindė ir naudojat mano peilius. Ir kas džiugu, kad nenuvertinat jų. Kaip sakau, nesvarbu, ar tai yra žemiausias klasės, ten kinietiškas, vis tiek aš jos stengiuosi atrinkti tos geresnius plienus, dar ką pateikti jums, ar tai būtų aukščiausias klasės japonas. Kai sakom, vis tiek, aišku, kainas lygmenyje skiriasi viskas, bet vis tiek viskas jums tinka, viskas gerai. Aišku, sakyčiau, kad kokie iš 100, kokie 10% netiktų, ir tai būtų gerai. Bet dabar aš, nežinau, neturiu blogų atsiliepimų. Tai kuo džiaugiuosi savim, džiaugiuosi jumis. Ir, kai sakant, dėkuoju už tai jums. Na ir ką, kad sakau, esu šį vakarą laimingas, tai rytoj ruoškitės, rytoj bus įdomi diena. Rytoj bus išplatėjęs aukcionas ir jis bus ne vienas. O padarysim jums bairį, visada būdavo vienas išplatėjęs aukcionas. Ir galvodavau, statom. Rytoj bus paprastų aukcionų nebus, bus 3 išplatėję aukcionai. Tai, žodžiu, aš žvejosiu ir bus smagu, manau, ir jums. O apie aukcionus tai kelsiu greičiausiai šį vakarą. Šį vakarą, kai pasibaigs tie, kelsiu sekančius ir rytojaus vakarą. Na ir kai bus smagu, žodžiu, gražaus vakaro jums. Iki.